Sveiki, kaip gyvenate? Šiandien tai gegužės 14 diena, bet jau už minutę bus 15 diena Japonijoje. Šiandien aš buvau Osakos miesto centre ir dėl to, kad buvo labai geras oras šiandien ir dėl to pasivaikščiojau po miesto centrą, buvo labai maloni diena ir aš turėjau šiandien laisvą dienį. Nieko daugiau. O dabar tai 2024 metais, kaip žinote, ir tai reiškia, kad jau praėjo daugiau nei 10 metų nuo kada pirmą kartą aplankiau Lietuvą. O mano pirmąsyk Lietuvoje tai buvo 2013 metų Liepos mėnesį. Ir tada Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir tai viskas buvau. O apie Kauną pirmą kartą iš tikrųjų aplankiau Kauną lygiai 10 metų. Ir tai buvo todėl 2014 metų, galbūt tada jau buvo birželio mėnuo, kiek prisimenu. Ir tada jau buvo mano trečias kartas Lietuvoje. Nesvarbu. Ir šiandien, ta proga, kalbėsiu apie tai, kad kaip pasikeitė mano nuomonė apie Lietuvą per 10 arba 11 metų. Iš tikrųjų, mano nuomonė žymiai pasikeitė nuo to laiko. Jau 10 metų. Lietuva, per 10 metų Lietuva tikrai žymiai pasikeitė ir jau nėra Lietuva, kurią žinojau anksčiau. Sakysiu dabar, mano nuomonę apie Lietuvą prieš 10 metų. Tada, kokią nuomonę aš turėjau, tai pirmą kartą, kai atvykau į Lietuvą, tada Lietuva atrodė kaip tikėjausi galbūt, arba nelabai. Aš neturėjau paprastai pradžioje įvaizdžio. Aš neturėjau įvaizdžio apie Lietuvą tada. Truputį žinojau apie Lietuvą per savo draugę, kurią pažinau internete. Ir tada atvykau pirmiausia į Vilnių ir Vilnius tada man atrodė kaip truputį daliniai apleistas miestas daliniai. Kai mačiau senamiestį pirmą kartą, tada aš mačiau, kad truputį pastatų sienos griuvo, man atrodė, arba paprastai išnyko sienos spalva, kaip sakyti, truputį man atrodė, kad griuvo sienos. Ir kaip man atrodė Vilnius tada? Truputį kaip apleistas miestas ir daliniai, žinoma, daliniai. Ir nustebau, kad yra labai mažas
Tada atvažiavau nuo Varšuvos autobusu ir lyginant su Varšuva, Lietuva buvo, Vilnius buvo labai mažas. Ir dar matydamas ir Vilniuje, kaip žinote, yra tokie namai, mediniai namai, net Vilniuje, netoli miesto centro ir dar net aplink geležinkelio stoties lieka pastatai, daugiaaukštų pastatai, kurie lieka nuo Tarybų Sąjungos. Matydamas tokius pastatus, taip galvojau, kad lietuviai gyvena dar skurdžiau, skurdžiau nei žmonės iš vakarų Europos arba iš Japonijos. Taip galvojau. Dar tokiu, tuo metu aš nežinojau gerai apie lietuvius nei apie Lietuvą, todėl, aš paprastai taip pats galvojau, matydamas tokius vaistus, tokius pastatus ir miestą. Tada mano nuomonė buvo tokia. Ir dar važinėjo daug senų autobusų, troleibusų. Aš jau tuo metu gyvenau Lenkijoje ir Lenkijoje irgi važiavo tokie seni tramvajai arba tramvajai, autobusai, troleibusai, bet jau buvo pasirodę nauji tokie transportai, todėl, lyginant su Lenkija, aš maniau, kad dar Lietuva nevijosi, kaip sakyti, modernizacija. Nežinau, ar tai lietuvių kalba. Vijosi Lenkija, paprastai taip galvojau. Ir tuo pačiu metu aš galvojau, kad, galbūt dar lietuviai negerai uždirba. Taip galvojau. Atsiprašau, kad tokia negatyvia mintį. Nuomonę aš turėjau, atsiprašau labai, tai aš manau, kad nemandagu sakyti tokius dalykus, bet tuo metu aš tikrai taip galvojau. Jo. Ir dar ką. Ir dar kaip galvojau. Tuo metu dar Lietuva turėjau savo valiutą, litas. Be to, dar tuo metu Lietuvoje produktų kainos buvo, daug mažesnės nei Japonijoje. Truputį galbūt buvo brangesni nei Lenkijoje tada, bet dar, Lenkijoje irgi tada kainos buvo mažesnės nei Japonijoje. Aš galiu sakyti, kad dar tada Lenkijoje, pavyzdžiui, 3 kartus mažesnės buvo kainos. Todėl Lietuva tai truputį galbūt brangesnė, bet dar buvo mažesnės kainos nei Japonijoje. Jo. Todėl, pradžioje, ypač prieš 10 metų, man
Lietuva buvo pigi šalis. Kaip sakyti? Lietuvai pigi šalis, galima taip sakyti? Ar, buvo šalis, kurioje galima pigiai keliauti. Tokia nuomonė mano. Buvo mano. Todėl, nežinau, tada tuo metu tiems, kurie nori keliauti po Lietuvą, buvo labai gera šalis, nes viskas buvo pigus ir ką? Pigus. Todėl buvo man lengva keliauti. Ir pats miestas, ypač Vilnius, buvo labai jau nuo to laiko. Mano pirmas įspūdis, kai aplankiau Vilniaus senamiestį, buvo daliniai apleistas, bet matydamas visą senamiestį ir visą Vilniaus miestą, tada mano nuomonė apie Vilnių jau tuo metu buvo labai geras, labai jaukus miestas ir dėl to, kad dar yra šalia senamiesčio yra, arba paprastai šalia miesto yra gamta, labai graži gamta, didelė gamta ir ten yra dar upės ir taip toliau. Labai jaukus miestas. Jau nuo to laiko mano įspūdis buvo labai geras. Bet tuo pačiu metu dar galvojau, kad dar skurdžiau gyvena žmonės, lyginant su Japonijoje. Tokia įspūdį arba nuomonę aš turėjau. Ir dabar, kaip galvoju apie Lietuvą, tai visiškai kitaip. Dabar, Lietuva tai man brangu. Yra šalis, kurioje negalima pigiai keliauti. Ir bendraudamas su įvairiais lietuviais, aš žinojau, kad lietuviai turi labai gerą gyvenimą. Tai galbūt, aš nesakyčiau, kad visi, ypač jaunesni žmonės, ypač. Man atrodo, kad apie darbą, pavyzdžiui, gerai uždirba. Ir net man atrodo, kad beveik, tas pats atlyginimas kaip Japonai. Taip man atrodo. Arba, neskiriasi daug. Bent neskiriasi daug apie atlyginimą dabar. Tai paprastai Japonai, dabar skurdesni. Bet priešingai Lietuva pati šalis tai, išsivystė. Kai Japonijos ekonomika visą laiką jau per 30 metų stabili. Bet Lietuvos ekonomika pagerėjo, sparčiai žymiai pagerėjo. Ir kiekvienais metais jo. Arba nežinau, ar tai kiekvienais metais, bet bent lyginant su praeitimi, tai prieš 10 metų, dabar Lietuvos ekonomika, man atrodo, kad pagerėjo ir išsivystė ir žmonių atlyginimas irgi pagerėjo. Kaip Lenkija. Lenkijoje irgi daug pagerėjo. Per 10 metų
japonai tapo skurdesni. Bet priešingai lietuviai tapo, kaip sakyti, turtingesni. Jo, tokia didelis skirtumas. Ir dar kainos, apie kainas. Tai, jo, kaip sakiau, dabar Lietuva yra šalis, kurioje negalima pigiai keliauti. Tai reiškia, kad kainos ten Lietuvoje išaugo, sparčiai išaugo. Net dabar kainos yra didesnės nei Japonijoje. Jo, prieš kelias dienas aš aprodžiau lietuvių grupę ir paprastai man klausiau jiems, ar Japonijoje kainos tai mažesnės. Ir atsakė, kad mažesnės. Sakė, kad maistas ir produktai, tai įvairūs dalykai dabar Japonijoje yra pigesni nei Lietuvoje. Aš jau tai žinojau, tikėjausi, kad bus toks atsakymas. Aš pats, keliaudamas po Lietuvą, tai jaučiau. Japonijoje dar kainos tai jau dabar priešingai. Dabar Japonijoje kainos yra mažesnės, o Lietuvoje didesnės. Todėl jau man Lietuva nėra pigi šalis kaip anksčiau. Tikrai didelis skirtumas, ar ne? O dar apie... kokia nuomonė pasikeitė apie Lietuvą, tai... galima irgi sakyti apie lietuvius. Bet jau nuo pradžios mano nuomonė, mano įspūdis apie lietuvius tai labai geri, bet dabar tai dar labiau. Tai dėl to, kad nuo pradžios lietuviai, mano įspūdis apie lietuvius buvo malonus, draugiški. Bet tuo metu, prieš 10 metų aš nežinojau daug lietuvių. Aš neturėjau daug lietuvių draugų, todėl dar negalėjau sakyti apie lietuvius. Bet dabar bendrauju daugiau lietuvių, bendrauju su daugiau lietuvių ir aš galiu kalbėti apie lietuvius. Bendraudamas su lietuviais, aš dar sužinojau, kad yra nuoširdus ir, kaip sakyti, svetingi, galbūt. Nežinau, ar toks žodis buvo. Svetingi yra. Ir dar sąžiningi. Tokia nuomonė dabar aš turiu. Tokį įspūdį. Ypač aš manau, kad yra sąžiningi. Tai dėl to, kad kaip sakyti, paprastai, sąžiningi ir, dar galima sakyti, mandagus yra. Pastaruoju metu, pavyzdžiui, mane nustebino, kad Lietuvoje, vaikščiodamas po Lietuvos miestus, nėra
apskritai škušilių gatvėse arba aikštėje. Tai mane labai nustebino. Nes įprastai, vaikščiodamas po Europos miestus, tai škušilius, matau, pavyzdžiui, po Lenkijos miestus. Bet, pavyzdžiui, net Vilniuje ten nėra apskritai škušilių gatvėse. Praėjusių metų pradžioje, kai Vilnius turėjo gimtadienį, 700 jubiliejų gimtadienį, tada arba 50, neprisimenu, kiek metų buvo. Bet buvo labai didelis renginys ir po renginio aš buvau katedros aikštėje ir nustebau, kad nebuvo jokių škušilių net po didelio renginio. Ir tada wow buvo. Lietuviai tai tikrai, kaip sakyti, mandagus, sąžiningi žmonės. Tai taip maniau, toks įspūdis. Tai man davė tokį įspūdį. Ir keliaudamas po Lietuvą, tai tikrai nematau škušilių apskritai. Aš nesakyčiau, kad visiškai nebuvo, bet mažai arba beveik nėra. Net aš manau, kad net Japonijoje aš matau škušilių, nors dažnai girdžiu, kad užsieniečiai sako, kad Japonijoje apskritai nėra škušilių. Apskritai nėra, bet kartais, vaikščiodamas po didelis miestus, tai yra. Tai negalima lyginti, žinoma, su Lietuvos miestais. Yra didelis skirtumas gyventojų skaičiuose, todėl negaliu lyginantis, bet Japonijoje dar būna škušiliai. Bet Lietuvoje nėra, apskritai nėra. Anksčiau todėl galvojau, kad lietuviai yra lietuvių charakteris ne skiriasi nuo kitų europiečių. Ypač, pavyzdžiui, nuo Lenkų. Bet apie tai aš manau, kad tai skiriasi. Todėl truputį mano įspūdis apie žmones pasikeitė per 10 metų. Ir dar kokia nuomonė pasikeitė, nežinau. Aš manau, kad dar daugiau, bet nežinau, neprisimenu. Galbūt tai apie miestus, kad aš anksčiau galvojau, kad mažesni miestai, kaip pavyzdžiui Tauragė arba pavyzdžiui Skuodas, pavyzdžiui. Anksčiau galvojau, kad ten būtų kaip sakyti, ten nieko nėra. Taip galvojau, kad tokiuose miestuose nieko nėra, nieko ką matyti, bet
keliaudamas po tokius miestus, tada, visiškai pasikeitė mano nuomonė, keliaudamas įvairius Lietuvos miestus. Kiekvienas miestas yra apskritai gražus ir švarus. Ir yra kai kurie gražus pastatai ir arba vietos. Yra, kiekvienas miestas, man atrodo, arba miestelis, kaimas turi, gražių dalyką. Gražius dalykus, gražius vaizdus. Anksčiau, kai aplankiau Lietuvą pirmą kartą prieš 10 metų, tada, aš jau žinojau, kad yra toks miestas Tauragė, bet, aš paprastai tada galvoju, kad, tai yra miestas, kuriame nieko nėra. Nes apskritai nėra nežinomas miestas. Aš paprastai galvoju, kad yra tik pastatai arba parduotuvės, tam, kad, žmonės, gyventojai, galėtų gyventi, paprastai ten nėra jokių lankytinių vietų. Tai, taip galvojau, kai sužinojau apie miestą, kai sužinojau to miesto pavadinimą. Egzistencija. Bet, praėjusiu metu žiemos metu, pirmą kartą aplankiau Tauragę ir mano įspūdis apie tą miestą visiškai pasikeitė. Ir dabar aš žinau, kad Tauragė yra labai gražus miestas ir man labai patinka, man labai patiko tikrai. Ten pastatai yra gražus ir labai jaukus miestas, labai ramus. Bet ne per ramus. Paprastai gražus miestas, jaukus miestas. Reikia tikrai, tada aš galvoju, kad reikia tikrai aplankyti tam, kad tu sužinotų vietą. Nieko nežinai, jeigu ne lankai to miesto arba vietos. Reikia aplankyti tam, kad tu sužinotų vietą. Tikrai. Tai gali būti viskas šiandien. Jau per daug kalbų. Šiandieną tema buvo, todėl, kaip pasikeitė mano nuomonė apie Lietuvą. Tai viskas. Ačiū, kad visada žiūrite mano video. Iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!